Sveikos svarstyklės. Šią savaitę svarbiausia nepasirašinėkit jokių rimtų dokumentų. O jeigu ten esat priversti pasirašyti, vis tiek skaitykite 10 kartų ir ypatingai ten, kur tos smulkios raidelės. Bet vis tiek kažką sugalvokite, kad nukeltumėt kitai savaitė visus rimtus tokius susitarimus, sutartis ir pasirašinėjimus. Nes galite dar kokio žodžio nepastebėti ar kablelio netoj vietoj ir vietoj naudos galite turėti nuostolių arba jokios naudos neturėti. Geriausiu atveju neutraliai, o blogesnių variantų, kadangi mes, neužmirškite, dar jūsų yra individualus horoskopas, tai ir kažkokie tai nuostoliai. Labiausiai noriu perspėti, kad ne materialiniai nuostoliai, bet jūsų, pavyzdžiui, garbės ir orumo pažeidimas galimas ten, kažkokios tai tokios klaidos išlysti, netikslumai, kažkas gali prie jūsų prisikabinti dėl to kablelio net toj vietoj padėto ar frazės. Todėl reikia būti labai atsargiems, bendraujant su ypatingai valdžios atstovais, su oficialiais atstovais, įstaigų atstovais. Ir dar kartą sakau, su dokumentais būkite ypatingai atsargus, kad netyčia neįveltumėt kokios klaidelės ar nepadėtumėte parašo ten, kur nereikia. Visi kiti dalykai yra puikus ir sveikata bus gera, ir nuotaika bus gera, ir energijos turėsite pakankamai, tik tai, kaip sakiau, nereikia rizikuoti niekur. Tiesa, galite iš artimųjų gauti kažkokią tai palankę žinią ir jau savaitgalį praleisti kažkokio ypatingai malonioje kompanijoje ar labai gražioje malonioje vietoje. Taigi, mielos svarstyklės, būkite sveikos, laimingos ir turtingos ir neužmirškite mūsų palaikyti, spausdami patinka ir prenumeruojant mūsų kanalą. Taigi, iki kitos savaitės. Ate.